Labadiena, ar čia prižiūrite retomis jungiamo audinio ligomis sergančiuosius? Labadiena, sveiki atvykę. Čia yra retų ir sudėtingų jungiamo audinio ligų ir vaskulitų centras. Centre dirba 10 gydytojų, kaip tik dabar aptarinėjame paciento atvejį. Koks centro tikslas? Centras įkurtas 2019 metais. Jo tikslas suteikti pagalbą pacientam, kurie serga sisteminė raudona vilkligė, sisteminė sklerodermija, dermatomiozitu, įvairiais vaskulitais ir kitomis retesnėmis ligomis. Gal galit papasakoti šiek tiek apie šį centrą? Nuo centro įkūrimo pradžios jau turime registruotą virš 1000 šiomis ligomis sergančių pacientų. Visiems šiems pacientams yra prieinamas naujausias modernus reikalingas gydymas. Kokie tyrimai atliekami centre? Centre turime galimybę atlikti videokapiliaroskopiją, kuris tyrimas reikalingas diagnozuojant sisteminę sklerodermiją, diferencijuojant nuo kitų sisteminio jungiamo audinio ligų. Galima atlikti kristalų mikroskopiją, kai norim nustatyti kartais tikrai retai diagnozuojamą ligą chondrokalcinozę. Taip pat galime atlikti ultragarsinius tyrimus. Taip pat miopatijų diagnostikai atliekame atviro tipo raumenų biopsijas. Jų privalumai yra tas, kad tai yra geros kokybės medžiaga ir pacientas tą pačią dieną grįžta namo. Ačiū už atsakymus, iki!